yra įvairiausi maisto produktai, kuriuos mes ir aptarsime. Ar jie tinkami ar netinkami. Šio mūsų susitikimo tikslas, taip, įrašas bus, jūs galėsite dar kartą išklausyti. Norėčiau jūs įkvėpti sveikai mėgautis šventėmis, išlaikant tradicijas, nes labai gaila, kad mūsų tradicijos vis dėlto menksta ir pereinama prie modernizmo, prie vakarietiškų dalykų, dar savo anūkams perduoti tai, kas iš tikrųjų buvo puoselėta šimtmečius. Taip pat pakalbėsime apie rinktis du variantai, tiek gaminant, tiek, sakysim, renkantis svečiuose maistą. Sveikus mytybos būtų tokie patarimai švenčių metu, laukiant švenčių, maitinantis po švenčių, ką daryti su tuo maistu, kuris liko. Turime tradicinius patskalus, kaip juos padaryti sveikesnius, kasgi nesveika tose patiekaluose. Dalinsiu praktiniais receptais, idėjomis savo meniu, ką ruošiuosi gaminti šioms kūčioms. Tai renginio eiga bus tokia, kad trumpai prisistatysiu, nors daugelis mane pažįsta, bet vis tiek pasakysiu, ką naujo esu padariusi per šiuos metus. Ir 60, gal 70 minučių truks paskaita. Ir jeigu turėsite klausimų, paskui galėsite atšėti arba įsijungti mikrofonus, po to mes pasikalbėsim. Tai informaciją apie mane jūs galite rasti mano puslapį stilenskienė.lt. Tačiau dirbau daugiau kaip 15 metų sveikos gyvensenos ir mytybos srityje ir sveikatingumo mokslo esu sukaupusi tiek, kad net nesugebu įkelti visus į puslapį. Turiu mediko licenciją, dirbu klinikoje ir konsultuoju tiek online, tiek klinikų. Tačiau šiais metais išleidau 2 naujas knygas ir mano hobis yra idėjas, kurias aš pritaikau namuose ir perduodu savo klientam, pacientam, sudėti tiesiog paprastais receptais mintimis į knygas. Tai šiais metais, kadangi drakono metai jau baigėsi, bet vis dėlto išėjo tokia labai smagi visai šeimai knyga Drakono išmintis. Ir ją parašėme su visa šeima pandemijos metu, čia įsitraukė ir mano anūkė, ir dukra, ir vienu žodžiu visi dalyvavo šitame knygos kūrime. Na ir pati naujausia, šviežiausia knyga yra Mano kūnas, mano tvirtovė. Ir čia yra apie priešuždegiminę mitybą. Šitas knygas galite įsigyti, matote, kokiuose puslapiuose, o jos vis dėlto būtų naudingos tai, kad tai yra nuostabi kalėdinė kūčių dovana. Apskritai žmonėms dovana, kurie augina prieš iki mokyklinio amžiaus vaikus, netgi iki 10 metų vaikus, kurie jau moka patys skaityti, nes vaikiškoje šitoje knygoje Drakono išmintis yra nuostabi pamokanti istorija, kur formuojamas teigiamas požiūris tiek vaikams, tiek visai šeimai į sveikatai palankius maisto produktus, kad nebūtų taip, sveika mityba tai yra baisu, tai yra kažkas labai sudėtingo, brangu ir nepasiekiama. Tai būtų dėti paprasti sveikatai palankus receptai, kur gali visa šeima kartu gaminti, galbūt tai šeštadieniais, sekmadieniais, kad praleisti laiką. Yra istorijoje užkoduota, atlikti istorijoje užkoduotus pratimus visi. Aišku, yra formuojami, skaitant šitą knygą, ją nagrinėjant, jos negalima skaityti kaip grožinės literatūros, ją reikia tiesiog nagrinėti kartu su visa šeima. Ir galite tai daryti močiutė su anūkais, tėvai su vaikais, globėjai su savo vaikais, formuoti gerus valgymo įpročius ir mokyti vaikus normalios mitybos ir normalios gyvensenos. Na, tai yra knyga edukacija, knyga, kuri padeda tikrai kurti sveikesnę šeimos kultūrą. Na, o knyga Mano kūnas, mano tvirtovė iš tikrųjų jau yra suaugusiems skirta knyga, todėl kad dažnai mes nueinam pas gydytojus, žinom, ko paklausti, kokius tyrimus pasidaryti ir taip toliau. Tai ten surašyta, ką kokie tyrimai reiškia, kada prasideda imuniteto formavimas, kaip tvarkyti žarnyną, kokie veiksniai yra jūsų rankose, kad galite valdyti uždegimus ir lėtines ligas.
Nu, aišku, aptarta, ką geriausiai valgyti, ko vengti, 5 moksliškai ištirtos dietos sudėliotos, ko viena nuo kitos skiriasi ir panašios. Na ir aišku, svarbiausia šitoje knygoje dėstyta, ką aš darydavau paskaitą, sudėta moksliniai patvirtinta nuosekli sistema, kaip įgyvendinti pokyčius. Nes mes dažnai sakome, neturime valios, ta valia labai greitai išsenka ir štai vat, šitoje knygoje Mano kūnas, mano tvirtovė jūs rasite ir 8 pusryčius, 8 vakarienės, 8 pietus, 8 užkandžius ir visą sistemą, kaip išmokti gyventi kitaip. Bet jis yra labai gražiai iliustruotas. Mano žentas dailininkas iliustravo vaikams knygą, o mano dizainerė sudėjo labai gražius paveiksliukus, labai paprastus, labai skanius, kuriuos jūs rasite šitose knygose. Taigi pereinam prie šiandieninės temos - Kalėdų iššūkiai, Kalėdų stalo ruošimas ir pasidalinsiu problemomis, kurios tikrai moksliškai ištirtos ir kaip mes jas galim pakeisti. Taip, dalykas yra laiko trūkumas. Ir man naujausi tyrimai rodo, kad net 65% šeimininkių nurodo, kad trūkumas yra pagrindinis iššūkis per šventes. Todėl šiandien aš ir noriu jūs paskatinti išmokti planuoti iš anksto ir pasirinkti daug lengvesnius patiekalus arba taip susidaryti tokį planą, kad juos galėtume pasigaminti iš anksto, iš karto pasikviesti į pagalbą. Ir jūs pamatysite, kad aš tai darau. Yra didelis patiekalų kiekis, didelės porcijos. Na ir vėlgi jūs matote, tyrimas parodė, kad šventės žmonės gamina labai daug maisto, labai daug švaisto, labai daug išsimeta. Paskui visą savaitę valgome atsibodusius patiekalus, o juk po kūčių ateina Kalėdos, yra visai kiti patiekalai. Ir sakysim, dabar jau, ačiū Dievui, prieinama prie tokios minties, kad mažiau ir kokybiškiau yra geriau negu daugiau ir prastai. Trečias dalykas - specialūs poreikiai. Trukinėja garsas. Na ir iš vis tiek, matau, kad rašote trukinėja garsas, negirdžiu. Ar visiems trukinėja garsas? Sustosiu, parašykite, ar gerai mane girdit. Nes specialiai dirbu be ausinių su naujų kompiuteriu trukinėti garsas. Mane girdite? Parašykite pliusiukus. Gerai. Taip, negerai. Trukinėja. 2 trukinėja. Gerai, pasistumsiu arčiau, gal netrukinės. Labai prastai girdis. Gerai, pasistengsiu arčiau tada prisitraukti, gal geriau girdėsite. Ar dabar gerai? Dabar gal gerai? Nubandysiu. Jeigu gerai, prašykite pliusiukus. Labai gerai. Kompiuterį arčiau. Geriau. Na, puiku. Tvarkoj. Tai važiuojame toliau. Tai specialūs mitybos poreikiai. Tyrimai rodo, kad labai daug žmonių dabar vieni nevalgo glitimo, kiti cukraus, kiti mėsos, kiti ten turi kažkokias alergijas, maisto netoleravimą ir taip toliau. Jeigu kviečiate svečius Kalėdas, nes šeimos narių jūs mitybos poreikius žinot, tiesiog pagalvokite, kokių patiekalų negaminti arba pasistengti gaminti tokius patiekalus, kuriuos galėtų valgyti visi šeimos nariai. Tai yra iš anksto jau dabar yra laikas sukurti tokį meniu, žinodami, ką jūs kviesitės Kalėdom arba kas susirinks pas jūs per kūčių vakarienę, visiems tinkamas maistas. Problema, kuri kelia iššūkius, yra iš tikrųjų finansinės problemos, nes žmonės prisiima paskolas, paskui metus pradeda su ašaromis, kad tos paskolos išbrangsta ir panašiai. Tai net ir Lietuvoje apklausa parodė, kad 35% šeimininkių šventės stalo ruošimas sukelia finansinę įtampą ir galima jos išvengti tiesiog gaminant mažiau ir protingiau perkant dovanas. Maisto kokybė ir šviežumas. Pasirūpinti, kad švieži produktai, tokie, kurie tikrai greitai genda, kaip pieno produktai, žuvis, mėsa, būtų nuperkami anksčiau ir sudėti į šaldiklį, nekeltų streso.
Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs norite paruošti antį kalėdom, tai tikrai nesate garantuoti, kad jūs antį gausite vieną dieną prieš kalėdas arba 2 dienas prieš kalėdas. Aš jau dabar nusipirkau 4 antis, sudėjau į šaldytuvą, tiesiog šaldytas antis, sėdėjau ir jau ramiai laukiu kalėdų. Tai yra, sakysim, tokius produktus, kurie gali būti šaldytuve nors kelios dienos iš anksto ir išlaikyti savo maistinę vertę. Arba jeigu tai yra šaldyti produktai, jau dabar pats laikas. Pavyzdžiui, Matija silkę aš jau šiandien užsisakiau iš Euribijos ir didesnį kiekį susidėsiu, kad užtektų ilgesniam laikui, nes aš specialiai įdėjau apie silkę straipsnį, kad tos visos silkės, kurios yra prastuose aliejuose, jos yra tikrai su ištirpintais kaulais, arba jeigu dar su kažkokiom tai daržovėm, tai pasiskaitykit Facebook'e, produktas būtų mums nuodingų. Todėl kaip kada kokį maistą susipirkti taip pat yra labai svarbu. Na, maisto švaistymas tai išlieka visoje Europoje labai skaudi tema, todėl kad šventinio maisto patiekalų neišvengiamai švaistymas. Todėl, sakysim, reikia planuoti, kad jeigu kažkokio tai maisto, mes jį galime panaudoti rytoj arba poryt, bet ne ilgiau. 2 dienas po šventės maistas turi būti suvalgytas. Mes ten daliname vaikams, įdedame maisto savo svečiams ir panašiai. Jeigu jie priima, tai viskas gerai, bet geriau, sakysim, kalbant iš finansinės pusės, geriau paskaičiuoti, kad nebūtų daugiau maisto negu 1 kilogramas visos dienos metu, švenčių metu. Tik yra paskaičiuota, kad dieną žmogus per vakarą gali pilnai būti sotus, suvalgęs 1 kilogramą maisto čia kartu su gėrimu. Jūs paskaičiuokit, jeigu 7 svečiai, tai 7 kilogramai maisto yra perteklius. Na, per didelis stresas tai savaime aišku, nes ir maisto ruošimas, ir stalo ruošimas, ir dovanėlių ruošimas, ir apsirengimas. Tai čia apie tai viską ir aptarsim, nes laiko valdymas, realistinių lūkesčių nustatymas, paprastesnių patiekalų pasirinkimas tikrai gali sumažinti stresą. Tai štai atėjome iki švenčių. Yra 2 švenčių, kada mes einame į svečius ir kada mes priimame svečius. Tai yra 2 dalykai, nes pavyzdžiui, galbūt jūs kūčias ruošite namuose, o į kalėdas eisite į svečius. O jeigu jūs ruošti ir kūčias, ir kalėdas, tai bus, aišku, dvigubas stresas. Tai ką reikia žinoti? Pirmiausiai, priimant svečius, mes turime tikrai pasiimti popieriaus lapą, pagalvoti, ką kviesim, kiek žmonių, ką gaminsim, kaip serviruosim ir panašiai. Kada mes einame į svečius, mums reikia pasirūpinti tik tai aprangą, dovaną, gėlėmis ar dar kažkuo tai. Na ir aišku, mano nuoširdus patarimas, mielieji, tenkitės neapkrauti žmonių nereikalingais daiktais. Pačios geriausios dovanos yra valgomos. Aš jau senai nebeperku ten nei kažkokių blizgučių, nei kažko, tai nebent tikrai žmogus paprašo, kad jis nori kažkokio ar dovanų kupono, ar kažko tai. Tai yra, jeigu jūs paklausėt žmonių, tai norėtumėte, svarbu ateik. Tai tikrai valgoma dovana, kaip sakysim, jūsų rankų darbo pyragas, saldainiai, aliejus, sūris, papildai kokybiški. Tikrai pradžiugins žmogų ir bus sunaudoti. O nereikalingi daiktai, jie yra tam, arba numetami į kampą ir dulka. Taigi, pagalvokime, sakysim, kad ne brangumas, o nuoširdumas ir tikrai dėmesys poreikiams gali pradžiuginti labiau. Tai kalbant apie drabužius, tai yra labai svarbi dalis, ypatingai moterų, ir kad išvengtume mažiau streso, nes eisiu per tuos visus dalykus, kad sumažintum įtampą laukiant švenčių, pasirinkite aprangą jau dabar, kad nereiktų skubėti paskutinę minutę. Pasižiūrėkit spintą, pasivaikščiokit po namus, gerą pusdienį, pažiūrėkit, ar nespaudžia batai. Pamėginkite pašokti, jeigu jūs planuojate šokti kalėdų metu. Pakėlus ranką ten nesikelia visa suknelė arba marškinėliai, kaip jūs jaučiatės.
Ar jeigu jūs suprakaituosite, kaip atrodys jūsų pažastis ir panašiai, jeigu ten kažkokia tai šilko bliuzelė, suknelė ir panašiai. Priderinkit aksesuarus, susidėkit ir jau dabar viską pasiruoškit. Nes jeigu jums batukai spaus, bus nauji, nusitrins pusės ir jau iš po pusvalandžio negalėsit šokti, jau iš akių trikš ašaros, tikrai bus šventė sugadinta. Ką turime dar žinoti apie pasiruošimą, jeigu mes ruošiame šventę? Tai tikrai žinoti, kiek jūs galite pakviesti svečių, kokio yra dydžio jūsų stalas, kiek jūs galite patogiai susodinti, kad žmonės nesigrūstų vienas ant kito, nesusispaudę sėdėti tam prie stalo ir neturėtų susijudinti alkūnėmis, o tiesiog žmogui skirti 80-90 cm vietą. Sakysim, kad jisai galėtų ir pabendrauti su savo, reiškia, kaimynu ir panašiai, todėl labai svarbu žinoti susodinimo planą. Ir taip pasidaryti iš anksto, todėl kad jeigu jūs šalia pasodinsite nesutariančius giminaičius, arba, sakysim, mažą vaiką, kuris pipens prie kokio nors žmogaus, kuris nemyli ir panašiai būna ir taip, tai, sakysim, tikrai kažkas tai nepatenkintas, todėl žinodami savo artimuosius, mylimus žmonės, pagalvokite apie tai. Būtinai sukurti charakterio programą, nes šventės yra ne tik maistas, šventės tai yra įdomus pokalbiai, žaidimai, juokas, užimtumas ir, sakysim, geros emocijos, geri įspūdžiai, kurie liks visiems metams iki kitų metų. Na ir aišku, apie meniu kalbėsim daugiau, kaip sudaryti produktų sąrašą ir apie stalo serviruotę. Taigi, kalbant apie stalo serviruotę, mes iki šiol buvom pripratę, na, čia galbūt toks palikimas nuo tarybinių laikų, nuo karo laikų, kada mums visą laiką trūko maistų, kada visą laiką buvo deficitai, kad kuo daugiau krauti stalo maistų, kad kuo daugiau būtų patiekalų ir taip toliau. Ir ačiū Dievui, jau jaunimas perina prie normalaus požiūrio, kad geriau papuošti stalą, kad jis džiugintų akį ir padaryti maisto tiek, kiek reikia. Žiūrėkite, aplink mus yra labai daug gražių kalėdinių, natūralių dalykų, kaip sakelės, konkorėžiukai, samanėlės, beržo tošis ir ten pušų tošis ir panašiai, žievelės įvairiausios. Ir nebūtinai ten kažkokie tai blizgučiai, šiaudai, gamtinės žolės visokios ir panašiai. Ką dar labai patarčiau, tai, sakysim, ant stalo iš karto sudėti indus. Tai yra tik patiekalų nusimatę patiek. Susidėti indus eiliškumo tvarka. Nes žinot, kaip būna. Pavalgė vieną patiekalą, stoja šurmulys, viens per kitą duoda švarias lėkštes, nurenka tada šeimininkė ieškoti švarių lėkščių ir panašiai. Bet jeigu, va, kaip restorane mes nueinam, sakysim, jeigu nurenka vienas šeimos narys arba su pagalba tai, kas jau buvo viršus, padėti, sudeda kažkur atskiram indelį ir nebesilaksto, nebebėgioti, mes galim toliau šventiškai sėdėti, nesiblaškyti ir panašiai. Labai džiugina mažos dovanėlės. Tegul tai būna siurprizas. Pavyzdžiui, į tokį papirėlį galima suvynioti tiesiog gražią mintį, gražų palinkėjimą. Mes tikrai nustebinsim žmonės, kad išsivyniosi ir kiekvienas perskaitys kitų metų palinkėjimą. Veiksmai prieš šventes. Taigi namų dekoravimas, kaip sukurti jaukią šventinę nuotaiką. Pasirinkime šventinį teminį stilių. Ir kalbant apie kalėdas, kūčias, tai prie žalių, natūralių šakelių labai tinka tiesiog spalva, arba tradicinė raudona, žalia spalva, arba linas mūsų tinka. Na ir atitinkamai parinkite tiek padėkliukus, tiek indus. Na ir aišku, žvakės, lemputės sukurs labai mielą, šiltą atmosferą. Ir tikrai, sakysim, galima panaudoti ir džiovintus vaisius, ir, sakysim, prieskonius, tokius kaip cinamonas, vaismedis, tie patys gvazdikėliai. Čia yra nesudėtingas dalykas, kuriuos jūs galite vėliau panaudoti. Ir vis dėlto
suteiks ir kvapą. Švieskite namus įvairiausiais žiburėliais skirtingose vietose. Pavyzdžiui, stalas vienoje vietoje. Jeigu paserviruosite saldų atskirai, būna kažkoks elementas susijęs su kalėdom, kūčiom, ar tai šakelė eglutė, ar tai džiovinti vaisiai su cinamono ląstelėm, sudėti į indą ir piliamputėm. Ir aišku, pasirūpinkite, kad svečiam būtų kur patogiai susidėti rūbus, rankinukus ir erdvės pokalbiams. Taip, tiesiog noriu pasidaryti keletų tokių nuotraukų, jau jūs matėte vyką serviruotę. Čia gali būti tokia paprasta kita serviruotė, kur vėlgi jūs matot linas, raudona, žalia, žvakelės, šiluma. Na ir paprastas dalykas, balta, raudona, žalia labai tinka kūčiom kalėdom. Aišku, kaip sakiau, pasidėkite visus įrankius ir lėkšteles iš karto. Na, čia mano stalas, aš mėgstu labai paprastai, tiesiog natūralumą, todėl konkorėžiai, grįžtiniai, pušies šakelės, lininės servetėlės, va mano vestuvių įrankiai, sakysim, tai yra kūčių stalas ir toksai va bus galbūt truputėlį kitoks, čia pernykštis, panašiai, sakysim, ir šiemet. Taigi planavimas ir darbų pasiskirstimas. Vaikykit viską pačios. Įtraukite šeimą, todėl kad tai yra šeimos šventė. Ir paskirstykite visų pareigas. Vieni į parduotuvę, namus, treti paruošti servetėlės, panašiai. Ir lygiai pat visi kartu gaminkite maistą. Planuokite kartu programą, ypatingai jei yra skirtingo amžiaus žmonių, ir ateis svečių skirtingo amžiaus. Turi būti įdomu visiems. Ir vat būtent siurprizai, ar tai šiaudų traukimas iš po staltiesės, ar tai riešutų ėmimas į saują ir skaičiavimas lyginiai, nelyginiai, ar ištekės ar neištekės netekėjusi mergina arba ves vaikinas, sakysim. Tai žvakių liejimas, tai yra ne žvakių, o vaško liejimas į vandenį. Tai čia yra nepakankamai tokie žaidimai atėjus senovės, kuriuos mes mirti. Galime prisiminti ir sugalvoti įdomių žaidimų. Na ir jeigu yra vaikų, tai svarbiausia, kad jeigu jūs neparuošite užsiėmimo, tai po kurio laiko pavalgę pasims visi telefonus, pradės žiūrėti žinutes arba rašyti kitiems sveikinimus, arba tiesiog nuobodžiaus ir, na, sakysim, kad žmogus nuobodžiauja, dažniausiai ką jisai daro. Valgo, kad užimti burną, arba išgerinėja. Taip? Todėl padarykite šventę tikrai šventišką. Už tai šiandien yra šita paskaita tam, kad mes aptartumėme visus niuansus. Laiko paruošti kūną ir šventėms. Labai svarbu, ką valgyti, kaip sakysim, elgtis, taip, švenčių metu. Vieną sekundę, čia daug laukiančių. Taip, patvirtinsime mes juos. Gerai. Periodas skirtas sumažinti kūno ir skrandžio apimtis, todėl, sakysim, jūs galite kartą per savaitę kartais skirti iškrovos dieną. Aš vadinu tai spa diena. Na, nebereikalo yra penktadienio pasninkai nuo senovės, taip, kada žmonės pavalgydavo pusryčius, bet labai tokius negausius pusryčius, be jokių pieno produktų, be mėsų, be žuvies, dažniausiai tai būdavo kruopos, kokie putrai ir laukdavo iki, sakysim, kitos dienos ryto, kad pradėtų normaliai valgyti. Ir aišku, kaip žinome, tas pasnikas, advento periodas, tai buvo tikrai pieno produktų atsisakymas ir minimalus maisto vartojimas. Todėl, kad žmonės mažai judėjo, nedirbo daug sunkių darbų, mes prie kompiuterio ir nekasam ten kokių grindų. Mažesnis maisto kiekis, kūnas pripras prie mažesnio kiekio
Ir truputėlį pasitrauks kraitis ir mes vat, turim gražaus laiko, dar 10-12 dienų, iki kalėdų, kur galime šiek tiek sumažinti ir maisto vartojimą ir priboti pieno, mėsos vartojimą. Vienas prieš atsisakykite tikrai sunkaus maisto. Pasirinkite daugiau vegetariškų, veganiškų patiekalų, bet šiltų patiekalų. Na ir sveikos mitybos patarimai prieš šventes tokie. Pojate, reikia vieną dieną prieš. Jeigu, vat, nu, sakysim, žmonės sako, oi, pabadausiu, įlysiu ten į kokį suknelę ar kostiumį, va, nesugebėjau ten numesti svorio, tai dabar pabadausiu ir bus geriau. Ar badavimas prieš šventę gerai ar ne? Jeigu parašykit plius, jeigu ne, parašykit minusiuką. Tai va, būtų labai įdomu, kaip jūs galvojate. Matau, kad sakot, nereikia, Laimutė sako, reikia. Taip. Daugiau neįsijungia niekas, ne? Į mūsų pokalbis. Nu, gerai. Tai tada tęsiu. Taip. Tikrai badauti nereikia, nes badas kelia riziką. Iš tikrųjų, sulėtėja medžiagų apykaita, kūnas pradeda kaupti atsargas, nes jaučia energijos trūkumą. Atsitinka, kada mes išalkę, nueiname į šventę, alkis didina norą valgyti dideliais kiekiais ir rinktis kaloringesnius patiekalus. Todėl tikrai nebadaukite. Valgykite įprastų laikų maistą, tačiau dieną prieš šventes venkite košių. Sumuštinių ten su duona, su balta batonu ir panašiai, todėl kad greitieji angliavandeniai labai greitai virsta cukrumi, labai greitai skatina alkio hormonus ir, sakysim, tikrai nepasitarnaus jums nei geresniai figūrai, nei geresniam maisto pasirinkimui. Sakysim, pusryčiam yra labai geras variantas suvalgyti omletą su daržovėmis, su daržovė. Vieno, 2 kiaušinių omletukas, sūrio, alyvuogių aliejaus, aišku, įvairių žiemos daržovių. Galite išgerti sultinio, galite suvalgyti gabaliuką varškės apkepo ten su kakava, su kava ir panašiai. Taip. Galite vakarienį arba taip pat pusryčiams rinktis kiaušinių su daržovėm, truputėlį tūno. Taip. Na ir aišku, va tokie va patiekalai, kad jums nereikėtų gaminti prieš šventę, jūs galite pasiruošti dieną prieš, tai yra keksiukai su žuvim, na, sakysim, čia yra ne saulės keksiukai, čia yra su lašiša, tai gali būti cukinijų, moliūgų keksiukai, gali būti ar viso grūdo duona, arba keto duona su žuvim. Tai, va, toksai, va, maistelis su aliejui tikrai pašalins jūsų norą užkandžiauti ir pašalins jūsų norą valgyti saldžius ir daug. Taip, saldžius produktus ir daug. Labai gerai išgerti sultinio, nes sultinį jūs gausite ir šilumą, nes žiema yra šaltas periodas. Jeigu dar su sėklų trupučiu, tarp kitko čia nuotrauka iš mano knygos prieš uždegiminės mitybos, taip, tai aš papasakoju, kaip išsivirti gardų sultinį, tiek žuvies, o kaulų sultinį kito meniu knygoje rasite, taip. Na, likus 2 valandoms iki švietimo savo galima suvalgyti vaisių, kažkokį tai užkandį su čija sėklomis, su kokoso pienu, su uogomis, džiovintomis uogomis ir panašiai. Tai va truputėlį saldus, kad nepultumėt iš karto prie riebių, saldžių, miltinių patiekalų. Variantas, va jums čia parašytas, šventinio ryto pusryčiai, tai gali būti šiltas kokteilis ir vat nurodyta, kokie gali būti ingredientai. Na ir jūs matot, kad imbyras, laimas, alyvuogių aliejus čia yra paskatins ir tulžies nutekėjimą, ir žarnyno geresnį darbą, geresnį produktų virškinimą. Aišku, likus 4-5 valandom iki galima tiesiog suvalgyti salotą su žuvimis arba minkštai virti kiaušiniai. O jeigu jūs einate svečius, tai prieš ateinant galima išgerti kavos, nes kad nemiegotumėt prie stalo, kad būtumėt
nes tikrai pailgės para ir nenueisite miegoti laiku, tai kad nereikėtų ten gerti kavos, o paskui nemiegoti naktį. Tiesiog rekomenduoju išgerti kavos prieš išeinant. Kokia yra strategija vakarėlio metu? Tai yra į lėkštes įsidėti įvairaus maisto po truputėlį, o jeigu jūs ruošiate svečių priėmimą, jūs išlošite, jeigu ant stalo dėsite mažesnės lėkštes, tuomet nebus poreikio krautis pilnas lėkštes jūsų svečiam. Na ir žinoma, kad lėkštėje būtų kažkokio tai maisto. Taip? Pažiūrėkit, ką mes darom savo svečiam. Sakom iš karto, dėkis jau va, prašau kito patiekalo, prašau šitą, taip, bet kada lėkštė yra maistas, mes negalime siūlyti iš karto kito maisto, nes dar žmogus nesuvalgė. Lygiai taip pat pagalvokite apie save. Jeigu atidėsite truputį salotų, truputį žuvies, truputį salmėsytės, truputį kažkokį dar ką jūs norėtumėte, ir jūsų lėkštėje bus kažko tai pilna, nepulsim šeimininkai grūsti sekančio patiekalo. Mėgaukitės iš tikrųjų maistu, nes jeigu jūs 2 savaitės, tų kūčių, valgysite truputėlį mažesnį kiekį maisto, pasidarysite laiks nuo laiko iškrovas, galbūt būsite kažkokio tai maisto, nes šventėm vis tik mes ruošiame tokius jau neeilinius, nekasdieninius patiekalus. Galvokite, ko labiausiai norite, nuo ko pradėti, taip, gal tai bus antis, gal tai bus kažkokios tai salotos, gal jau jūs to majonezo pasiilgote, taip, sakysim, ten tų tai baltos mišrainės ir panašiai. Tai ir įsidėkite, nebijokite, net jeigu jūs laikotės sveikesnės mitybos, 1 šaukštelis nesugriaus jūsų sistemos, bet jūs patenkinsit savo smalsumą, savo norą, savo pasiilgto skonio receptorius pamaloninsit, taip. Todėl jau per šventes nereiktų savęs labai bausti, skriausti ir panašiai. Ir labai labai norimo maisto, ypatingai svečius, ragaukit šaukštelį, kąsnelį ir nepergyvenkit. Aišku, visą laiką dėmesys turėtų būti sveikesniam maistui. Taip? Ir visada žinom, kad lėkštėje turėtų didesnę dalį užimti daržovės, o paskui jau kiti patiekalai. Na, o jeigu norime desertą, tai desertas turėtų būti, tai yra toks, kaip sako, ok ženklas. Tai yra kaip Rafaelo saldainiukas ir panašiai. Na ir žinoma, kad mes turėtumėm nekalbėti, valgydami, kramtydami, taip, nes tai yra ne tik nemandagu, bet jūs blogai sukramtysite maistą, tuomet blogai virškinsis, tuomet pūs pilvą, tuomet negerai jausitės, rytoj problemos su tualetu ir panašiai ir panašiai. Taigi, po kelių kąsnių padėkite įrankius ir jeigu norite kažką tai sakyti, tuomet pasakykite. 10 minučių taisyti, kad prieš kraunantis į lėkštę pagalvoti, ar tikrai dar jūs alkani. Todėl laiks nuo laiko gurkšnokite vandenį. Beje, vandens išgerkite ir atsisėdę prie stalo, nes jeigu ant stalo bus kažkokie tai gėrimai, išsirinkite pirmiausiai vandenį su citrina, šiltą arbatą, prieskonio arbatą. Na ir aišku, po kažkokio tai maisto nugerkit gurkšnelį vandens, išsiskalaukit burnoje receptorius ir pagalvokit, valgyti, ar tikrai ir ką jūs norite valgyti. Jeigu jūs susinervinę, arba, pavyzdžiui, ateis valių susinervinę, ar esate susinervinę, nes jūs ilgai ruošiate ir laukiate svečių, nevalgykite, o bendraukite. Užiminėkite svečius. Jeigu esate svečiuose, eikite šokite ir prisiminkite, o žmonės renkasi į vakarėlius, renkasi bendrauti. Nebenustebinsim nieko maistu. Maisto yra visokio. Galime pagaminti, galime nusipirkti, galime užsakyti, tačiau šventė bus nevykusi. Jeigu bus nevykusi atmosfera, nevykę pokalbiai, nevykusios emocijos. Taip? Na ir kodėl verta
svečius reiškia, vaišinti sveikesnių maistų ir kodėl verta mums rinkti sveikesnį maistą. Todėl, kad mes išvengsime persivalgymo pasiekmių. Palaikysite savo sveikatos tikslus, jeigu jūs tokių turite. Aišku, jeigu jūs nesirūpinate mitybą, tai jūs čia nebūtumėte ir neklaustumėt manęs, bet jeigu jūs klausot. Iš tikrųjų, manau, kad jūs rūpinatės, ką dedate į burną, nes turbūt žinote, kad šaukštas yra labai galingas. Šaukšto turinys yra labai galingas ir jisai, sakysim, tą malonumą, kurį jūs patirsite per pusvalandį ar valandą suvalgę gausų maistą, ilgai, ilgai liks nuosėdomis jūsų kūne. Todėl, kad tai yra valandos ar pusvalandžio malonumas, kol jūs kramtot maistą, bet iš tikrųjų perteklinis maisto ir gėrimo kiekis išlieka maždaug mėnesį kūne. Todėl rinkdamiesi sveikesnius variantus išvengsite diskomfortą ir ilgalaikių pasiekmių savo sveikatai. Šventės metu valgykite mažiau, bet dažniau. Išvados į tai, ką mes jau aptarėme. Prioritetą teikite daržovėms, žuviai ir liesai mėsai. Labai gerai sukramtykite maistą iki košelės ir tik tuomet nurykite. Ir aišku, mėgaukitės, todėl kad mūsų skoniai yra burnoje. Ir jeigu jūs nurykėte, toliau nuvyksta cheminės reakcijos ir toliau jau nėra maisto malonumo. Todėl kol maistas yra jūsų burnoje, kol jūs džiaugiatės ir mėgaujatės. Taip. Na ir aišku, stenkimės išvengti maisto pertekliaus. Taip, saldumynai. Saldumynai yra atskira tema, mes apie juos pakalbėsim. Yra dabar labai daug firmų darančių ir kokybiškus saldumynus, keičiančius cukrų sveikesnėmis alternatyvomis. Baltus kvietinius perdirbtus miltus, riešutų miltais ir panašiai. Jeigu jūs neturite laiko, paieškokite tokių kepyklėlių, tokių pardavėjų, kurie turi geresnius dalykus, žiūrėsiu, ką aš gaminsiu ir kaip gaminsiu. Taigi, kodėl verta gaminti sveikiau savo ir svečiams? Mes aptarinėjom, kaip elgtis svečiuose. Bet jeigu mes priimsim svečius, tai tikrai sumažėja persivalgymo rizika ir maisto išmetimo rizika. Galų gale jūs parodysit pagarbą svečių poreikiams ir svečiai galbūt pasimokys iš jūsų kulinarinių gudrybių, pasimokys receptų, pasimokys, kaip priimti svečius, bus šventinio stalo lengvumas, matys, kaip galima nesudėtingai paruošti paprastus patiekalus, o tuo pačiu padidinsite šventės vertę. Taigi, kūčios. Kokiosgi buvo kūčios senovėje? Na ir iš tikrųjų kūčios pagal profesorių Laužiką tai buvo labai kuklus lietuviškas stalas. Pagrindinis tradicinis patiekalas, kurį dabar turbūt nerasime nei namuose, nei šeimose, tai yra kūčia. Ir jinai gaminama iš kviečių, žirnių, aguonų ir medaus. Tai yra kviečiai brinkiniai, verdami ir žirniai verdami, aguonos, medus. Ir va toks mikalas yra valgomas kaip pagrindinis patiekalas, kadangi tai yra vegetariškas daugiau maistas, truputį atėjo vėliau į šitą mūsų kūčių tradicijas. Bet anksčiau tikrieji kūčių valgiai buvo vegetariški. Na ir kūčiukai, tai va tos maži kūčiukai dažniausiai valgomi su augintiniu, jie turėtų būti iki šiol ir perduodami iš kartos į kartą, kaip, na, bent jau pagrindiniai patiekalai, kuriuos turėtų žinoti dar ir po 100 metų. Ir aišku, kisielius, kadangi anksčiau žmonės neturėjo šaldiklių, o džiovino uogas, trynė su medum. Tai tokios uogos kaip spanguolės išsilaikydavo šaldytuve vandenyje. Aš irgi turiu 5 litrus spanguolių, užpilu šaltų vandeniu, laiks nuo laiko jį pakeičiu, nešaldau spanguolių, jos puikiai išsilaiko visą žiemą ir verdu spanguolių kisielių. Tas kisielius dažnai būna toksai tirštas, bet dažniausiai aš jį darau kaip spanguolių želė. Na ir silkė, barščiai, karpiai, linų, grūdų, visokios kūrybės, grybus ir vanduolį, burokėlį,
kopūstai, grybai buvo džiovinti baravykai, tai buvo pagrindiniai tokie patiekalai. Na ir kaip sakiau, pagrindinis dalykas tai būdavo aguonos, spanguolės, kūčia ir kūčiukai. Kaip matote, labai kuklus stalas, serviruotas lininė staltiese, drobulė, kryžiukas ir aišku, malonios kalbos ir įvairūs kūčių žaidimai ir burtai. Jeigu jūs neturite laiko gaminti, tai galite tiesiog užsisakyti meniu. Aš išrinkau keletą meniu, kad jums pasakyti, į ką atkreiptumėte dėmesį. Pavyzdžiui, va čia toks kūčių meniu jūs matot. Krevetės tešloje. Nuo kada buvo pas mus krevetės? Taip, arba kiek kreipkite dėmesį, daug patiekalų tešloje. Tai yra, kiek mes apkrauname skrandžių, nes nereikia pamiršti, kad kitą dieną bus kalėdos ir bus tikras apsirinkimas. Vėlgi, kibinai, rolsai su daržovėmis, lavašai, šulinėliai, tai čia viskas yra miltai ir blogieji riebalai, žuvies gabaliukai tešloje. Vat užsisakant tokį meniu, galbūt jisai nėra ten pats brangiausias, 6 asmenims 140 eurų, galbūt mes daugiau išleisim ruošiant namuose. Asmeniškai reikia tikrai pagalvoti, ar sutaupant, negaminant namuose, jūs pamaloninsit savo šeimą, savo svečius ir ar sveikas bus jūsų skrandis ir ar džiaugsis. Na, kitas dalykas, pavyzdžiui, galima pasirinkti meniu, pavyzdžiui, su baby bulvėmis ir kelmučiais, taip, tai yra su bulvytėmis, taip, na, čia toksai. Jeigu jau mes imame bulvę savo meniu, atkreipkite, kad tai būtų vienas bulvių patiekalas. Pavyzdžiui, jeigu jūs duodat silkę su bulve, tai neturėtų būti balta mišrainė dar papildomai, nes bulvė, majonezas ir panašiai bus labai sunkiai virškinamas maistas. Na ir tiesiog dieną bus tikrai sunku valgyti kalėdų maistą. Taip. Toliau, sakysim, feta neturėtų būti kūčių meniu pieno produktų, nes nuo senovės niekada nebuvo pieno produktai mūsų meniu. Na ir majonezas, sakysim, majonezas vėlgi nei lietuviškas patiekalas, nei nieko, tačiau jeigu jau jūs norite daryti majonezą arba kažkokius patiekalus su majonezu, tai padarykite riešutų majonezą, yra keto meniu mano knygoje, nuostabus anakardžių majonezas, nieko nesiskiria nuo Hellmann's, riešutai, grūdai, tai yra būtent tie produktai, kurie turėtų būti ant kūčių stalo. Ir vėlgi, pirmieji suraugotas kopūstas yra miltai, padarytas su grybais miltai, kūčiukai su aguonomis miltai. Todėl, sakysim, jeigu mes renkamės kažką tai iš miltų, tai turėtų būti kūčiukai ir maksimum dar kažkokie tai vieni pyragai. Na, ar ten skryliai su grybu, būdavo, sakysim, mūsų močiutės gamindavo skryliukus su džiovintais baravykais arba su mėlynėmis. Taip pat, sakysim, gali būti vienas patiekalas miltinis. Na, aptariant kitus, vėlgi jūs galite matyti, kad žmogui maždaug kainuoja 45 eurų. Panašiai, sakysim, namuose mes galim, pavyzdžiui, aš esu paskaičiavusi, kad aš neišleidžiu daugiau kaip 25 eurų vienam asmeniui rengiant kūčių vakarienę, mažiau, nes paprastai kurių produktų turiu iš anksto, ten, sakysim, tokių sėklų, riešutų, spanguolių ir taip toliau, kurių kažkaip tai neįsiskaičiuoja. Tai dabar perinu prie savo meniu, kaip aš planuoju, ką aš darysiu ir ką jums patariu daryti. Tai pirmiausia, aš susidarysiu sąrašą, ką aš darysiu. Vat sekančioje skaitmenyje jūs pamatysite mano meniu, gaminsiu. Tai žymiai produktai, tai yra sudėtinė produktai. Pavyzdžiui, mes būsim 14 žmonių šiais metais. Skaičiuoju. Visi valgys po vieną bulvytę, tai reikės 14 bulvių. Sakysim, kūčiukus aš jau juos kepsiu kitą savaitę, nes keto kūčiukai, jie turi padžiūti, kuo ilgiau, būtų freškesni. Vadinasi, saujelė žmogui tai yra maksimaliai, ko reikia. Na, mažai žinodama išeigas pasidarau tiek, nereikėtų pirkti niekam per dieną, iš anksto susiplanuoju, kokių produktų reikia. Važiuoju į svečius, anytinį visą laiką sako,
aš noriu daryti kažką tai. Jeigu yra svečiai, kurie nori daryti, arba, pavyzdžiui, jūs darote bendrai, pavyzdžiui, ten ar dvi sesės, ar ateina brolis su šeima ir panašiai, tai paklauskite, ar jie norėtų atsinešti savo šeimos kažkokį tai mėgstamą patiekalą. Susitarti, kad mano anytai daro kažkokius tai patiekalus, bet aš jos paklausiu, ar kokių produktų jai reikia, ar pagalbos reikia ir paprastai. Tai jeigu kažkokių tai produktų neturiu, aš būtinai pasirūpinu. Nu, būtinai susirašau laiką, ką iš anksto gaminti, neprarastų pagaminti patiekalų savo maisto vertės ir aišku skonio. Ir vieną dieną prieš šventę galima paruošti kai kuriuos ingredientus. Kažkaip nusiplauti, susidėti. Nes paprastai kūčios yra valgomos vakare arba antroji dienos pusė, kalėdų pietus, kalėdų vakarienės. Dažniausiai pietus būna, nes būna iš vakaro žmonių skrandžiai pilni, pusryčiai tokie labai simboliški. Sakysim, sakysim, reikia galvoti, kad nepult ryte atsibudus priontai, daryti realiai paruoštukus jau ir kalėdom. Tai mano kūčių meniu, ką aš gaminsiu. Tai jau jūs paveikslėlį matot, marinuotas skumbrės su svogūnais ir spanguolėmis ir sėklų duoniukai. Tai sėklų duoniukai yra mano priešuždegiminės mitybos knygų. Šios irgi gaminsiu prieš savaitę, nes jie, kaip padžiūsta, būna traškesni ir skanesni, o marinuosiu prieš 3-4 dienas, nes kuo jinai ilgiau pamarinuos, tuo jinai yra skanesnė. Esu žalia žuvis, marinatą darau tradiciškai, gvazdikėliai, cinamonas, lauro lapai, druska, nefiltruotas obuolių actas, kai truputėlį pravesti, įmaišau truputėlį medaus. Užpilu žalią skumbrę, aišku, skumbrės padarau filčių, kai savo namuose tai supjaustau ir nieko nedarau, bet jau dabar turiu nusipirkusi geros šaldytos skumbrės ir nulupu jau šventėj net ir odą, nes tada jinai yra šaldyta, labai lengvai nusilupa ir oda, labai lengvai centrinis kaulas. Taip darysiu silkę su džiovintais grybais ir graikiniais riešutais. Sakysim, džiovintus grybus ir su svogūnais pasikeisiu iš vakaro, reiškia vieną dieną prieš kūčias ir ant rytą. Išmirkysiu iš vakaro graikinius riešutus. Taip, su keptomis morkomis jau čia parašyta, kad pasižymiu, kad darys anyt, karpis drebučiuose ir naminiai krienai. Čia vėlgi, sakysim, iš anksto karpinį šių dieną, o vieną dieną prieš tai pasidarysiu. Ką pakepsiu tą pačią dieną grūzdintuvėje. Naminiai krienai, aišku, bus padaryti iš anksto. Būti sulupina visada darom, čia yra mano vyro, senelio ir tėčio mėgstamas, čia yra iš varnių mėgstamas toks patiekalas ir jisai keliauja iš kartos į kartą. Darau kanapių druską. Tai yra daug kanapių sėklų, nelukštentų kanapių sėklų, susimalu su šaukšteliu druskos. Karštos bulvės sulupina visada garuoja ant kūčių stalo. Rauginti kopūstai su pupelėmis ir keptais burokėliais. Čia mano anytos mėgstamas toksai, bet aš užraugiau kopūstus ir tiesiog jai nunešiu raugintų kopūstų. Pupeles galime arba patiems iš anksto išsivirti, arba naudoti konservuotas. Na ir burokėlius taip pat galima arba, jeigu turite susimarinavę, arba, sakysim, galima išsikepti orkaitėje iš vakaro. Humusą galima, jūs matot, kas yra pavirti. Tokia kitų šriftų, vadinasi, pasidaryti iš anksto, o ne tą vargšę kūčių dieną ir jau tą kūčių dieną galime ruoštis kalėdoms. Tai vadinasi, kūčių diena gali būti skirta kalėdinių patiekalų pasiruošimui. Avinžirnių humusas, pikantiški marinuoti grybai ir svogūnų laiškai ir aliejus, džiovintų vaisių kompotas, anyta, aš darysiu aguonpienį, kepto kūčiukus pasidarysiu, spanguolių kisielius. Nunešiu anytai tik tai savo spanguolių. Rodo mano patiekalai. Su baravytais ir, čia dariau ne su graikiniais riešutais, bet su kitais, sakysim, čia yra morkos su saulėgrąžom,
labai nedidelį kiekį karpių, ne vis karpio, tiesiog karpių filė, kad nebūtų kaulų, užpilu žuvies sultinių ir želatinį, sakysim, va, tą pupelių mišrainę, čia yra humusas ant duonelių, kartais ant cukinijų, griežinėlių darau, kartais ant mažyčių duonelių, bet aišku, pateikiu su markyte, arba gali būti su pomidorų griežinėliais. Nu, marinuoti grybai, jų gaminti labai nereikia, tiesiog užpilt gero aliejaus ir svogūnų laiškų, džiovintas kompotas, nu ir aišku, mano kitų meniu knygų, kur tikrai paskutiniai egzemplioriai daugiau nebuvo, joje yra daug gerų patiekalų. Tai va ir kitų kučiukai, kurie gali stovėti visus metus, ne tik savaitę, bet jie visus metus lieka labai traškus, kadangi riešutų miltų. Ir čia vat nuo mano stalo iš kito meniu knygos yra spanguolių kistis aguonpienės. Aš aguonpienį darau labai skrandyje vietos, nes iš tikrųjų, kada mes va tokiuose taurėse padedame kistėlių kartu arba spanguolių čia žalia su aguonpieniu, tai vat ir gaunasi, kad čia yra kaip desertas ir išlaikant tradicijas. Na, aišku, ant mūsų stalo visada būna šiaudų, visada būna platkelė, šventintų platkelė. Tai čia mes tokias vat savo kūčių tradicijas išlaikome. Na ir kai sulaukėme kalėdų, kūčios viskas, atėjo, neprisėdėm, tiesiog labai gerai pabendravom, suvalgėm tradicinius patiekalus, išbūrėme, kaip mums seksis kiti metai, einame laukti kalėdų nakties. Kas yra per kalėdų šventę netinkamo? Paprastai priruošiame per daug maisto, arba jeigu užsakome maisto, nepasigiliname, koksai tai meniu. Dažnai būna taip riebu, kad sutrinka tikrai virškinimas, tada kyla rūgštis ir panašiai, daug rūkytų gaminių, daug mėsiškų gaminių, daug miltinių gaminių, taip, visokių bulkų ir panašiai. Tai yra daug tešlos gaminių ir labai daug su majonezu. Tai, kad to nebūtų ir kad to išvengt, susidarykime vėl kalėdinį meniu. Ir jau dabar jį pradėkime galvoti. Aš dalinuosi savo tiesiog, ką mes darome, jūs galvokite, ar jūs eisite į svečius, tuomet jums nereikia tai galvoti, bet jeigu jūs priiminėsite, tai man nuoširdus pasiūlymas. Padarykite va tokį meniu ir jisai bus tiesiog fantastiškas. Pirmiausia, pagalvokite apie svečių pasitikimo gėrimus. Ir iš jų galima padaryti, žinokit, šventę. Iš jų galima padaryti ir žaidimą. Galima padaryti, sakysim, nu tokį tikrai šventišką žmonių prieimimą. Nes kai žiūrėkite, kada vyksta kažkoks tai balius, pasitinka ten su šampanu, putojančiu vynu, dar ten kažko ir panašiai, tai va tas pasitikimo gėrimas, jo pateikimas gali būti šventis, tikrai šventiška pradžia. Nuoširdus pasiūlymas nenukrauti vėlgi stalo, padaryti viską mini, bet labai kokybiško ir labai įvairaus ir skanaus. Mini salotos ir užkandžiai. Tad vienas karštas. Vėlgi atkreipiant dėmesį į žmonių poreikius, tai bus mėsa ar tai žuvis. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra arba ateina svečiai, kurie nevalgo mėsos, o jūs numatę antį, aišku, teks tada ir mėsą ir žuvį daryti. Vieną desertą. Na ir, pavyzdžiui, yra tam tikrų šalių, pavyzdžiui, desertas yra sūriai. Tai sūriai gali būti prie užkandžių, gali būti kaip desertas, žiūrėti, kaip jie bus pateikti. Jeigu bus pateikti su džiovintais vaisiais arba džiovinti vaisiai įdaryti sūrių, tai čia taip gali būti kaip desertas. Jeigu bus vaikai, galima tiesiog ant stalo padėti tokį šventišką meniu, todėl kad vis tiek kalėdas, kalėdų senelis, kalėdų dovana, taip norisi pašventinės nuotaikas, jūs tiesiog galite atspausdinti tokius šventinius meniu ir sukurti tokią nuotaiką. Taip grįžtam prie gėrimų.
Imbiero ir citrinos arbata su medum. Spanguolių ir cinamono arbata. Džiovintų obuolių arbata su prieskoniais gudobelė, šaltalankių ar šermukšnių uogomis, aronijomis. Ta prasme, ką jūs turit, ką jūs galit gauti. Juoda arbata su šildančiais prieskoniais, citrina ir jeigu tai yra tik suaugusių vakarėlis, galima įpilti šlakelį romo ar brindžių ir panašiai. Kaip jūs pateiksit, kokius dėliuose, ką jūs pasakysit, ką jūs po podeliu padėsite, kur pateiksite, ar visiems kartu ir kada ateis, galvokite, nes tai gali būti labai įdomus žaidimas. Ir šilto gėrimo žmonės jau nebus alkani, nes podelis šiltos arbatos jau juos užpildys kalėdų skoniais. Tai va, tai iš tikrųjų tai yra labai populiaru, labai madinga dabar ir aišku labai sveika, nes tai, ką aš siūlau, viskas yra susijęs su sveikais maisto pasirinkimais. Rekomenduoju salotas, jeigu jau darote salotas, galvoti, kad salotos pačios kaip salotų lapai žiemą nėra vertingi. Todėl, sakysim, mes galim rinktis pekino kopūstą, galim rinktis brokolius, juos švelniai, brokolius, kalafijorus, juos skirstyti mažais gabaliukais ir švelniai blanširuoti. Gali būti mažiai špinatų lapeliai, gali būti burokėlių lapeliai, gali būti daug įvairiausių. Ir juos derinti su riešutais, uogos, granatų sėklomis, ananasų gabaliukais, papajų, keptų burokėlių gabaliukais ir aišku pašlakstyti gerų kokybiškų aliejų. Ir mano rekomendacija būtent nedidelėse stiklinėlėse taurelėse. Jeigu jau jūs neturite kiekvienam svečiui daug taurelių, tiesiog galime pasirinkti vieną lėkštę ir gražiai, įdomu, kalcinį vainiką serviruoti. Galima svečiam duoti užsiėmimą, sukurti iš daržovių šventinius puošimus. Na, sakysim, tai gali būti kalėdinis žaidimas. Sūriai taip pat gali būti pateikti, kaip sakiau, pukai, gali būti ant besisukančio padėklio. Jie derinti truputį su kurtu, su daržovėmis, su alyvogėmis, tai yra tai, kas daroma. Galima pastatyti, sakysim, gero alyvuogių aliejaus, gero balzamiko, padėti citrinos griežinėlius ir jau kiekvieną savo lėkštėje įpils, kas ką nori, įdės, kas nori. Ką, pavyzdžiui, galima padaryti, jeigu liko silkutės? Jeigu nuo kūčių silkutės, galima, pavyzdžiui, jeigu jūs darysite su svogūnais, galima tiesiog svogūnus panaudoti kitam reikaliui, pavyzdžiui, kitai dienai arba marinuoti skumbrę su tais pačiais kitą kartą svogūnėliais, o silkutę sumalti, sakysim, su avokadu, puošti granatų sėklomis, keptų batatų, pateikti kaip užkanduką. Arba jeigu jau neturit laiko, tiesiog sutrinti avokadą su kažkokiais riešutukais arba, sakysim, su brokoliu ir padaryti tokius kitokius užkandėlius, kas liko jums nuo kūčių, kad nereiktų išmetinėti. Na vis dėlto, jeigu jūs norit majonezo, norit burokėlių, norit tos simtis tradicinio, mišrainių tradicinių, dainuosi savo naminių majonezų, jeigu nenorite, mano keto meniu knygos arba ieškoti, tai nusikopinkit mano nuostabus majonezas ir tikrai pasidarykite, tam reikia tik eilinės arbatinės. Šitas majonezas gali stovėti savaitę, tiekti burokėlius, avokadą, majonezas krapai stiklinėse ar kūčiom ar kalėdom. Einam prie pagrindinio patiekalo. Tai yra, gali būti žuvis, gali būti mėsa. Tai nuo paukštienos, na ir kalakutienė, vištiena, tai yra liesa, turinti mažai riebalų, baltymų. Efektyvesnis yra kepant, geriausia marinuoti citrinų, rozmarinų, medus mišinyje, tai suteiks labai malonų aromatą, švelnų skonį ir jeigu jūs kepsite ar rankovę, jeigu, pavyzdžiui, visą antį arba kalakutį, arba, sakysim, geriausia kepti ilgai, lėtai, galime įgrūsti labai daug džiovintų obuolių, slyvų,
Nu, lygiai ten kažkokį, tai, sakysim, kartu kepti šaldytas slyvas, padėtas slyvas, va tuos kartu tiekti ne su bulvėm, ne su ryžiais, o su gerais padažais, spanguolių, slyvų, svogūnų padažų sumaišytų, sakysim, su kažkokiam tai rudeniniam uogom. Svarbiausia kepti lėtai, kad nebūtų apdaugusi mėsa ir kad išliktų sultinga. Na ir labai tinka spanguolių apelsinų padažas. Jeigu kalbant apie antieną, tai apelsinų padažas tobulai antieną, aš visą apelsinų sultis išspaudžiu, sumaišau su česnagais, su alyvuogių aliejumi ir įtrinu. Na ir būtent labai daug vartoju cinamonų. Paukštienos labai tinka cinamonas ir, sakysim, cinamonu apibarstyta ta odelė, jinai ir skani, ir traški, ir kvepia visi namai. Druska, jeigu jūs norit marinuoti iš naujo, pavyzdžiui, kūčių dieną marinuoja, tai vienintelis patarimas nedėti druskos, o druską pavartyti prieš dedant kepti, kad druska neištrauktų nei iš mėsos, nei iš žuvies sulčių. Tai kitas dalykas, jeigu mes kepam kalakutų krūtinį, pavyzdžiui, pateikiame kalakutų krūtinį, tai geriausia tiekti ne ant bulvių košės, o ant, pavyzdžiui, kalafiorų ir pasternokų košės. Taip labai tinka spanguolės granatai. Būtinai, kadangi krūtinėlė yra sausesnė, pavyzdžiui, jeigu jūs ją porcijuosite, pagalvokit, kokį padažą patinti, nes krūtinėlė yra sausa, todėl būtinai reikalinga tai va tokia košė daržovių ir geras padažas. Labai įdomu, dar labai tinka grybai. Ir gali būti džiovintų grybų padažas, gali būti šaldyti grybai su geru padažu. Na ir prie grybų, aišku, rozmarinas ir čiobreliai. Puikiai tiks, beveik visi turi skrudintuvės, grūzdintos daržovės, batatai, ne bulvės, tai yra saldžios bulvės, mulkytės, tai yra bruselio kopūstėlių. Na ir aišku, kalakutienos krūtinėlė labai patogu pjauti, porcijuoti, galit porcijuoti arba tiesiog vieną didelę lėkštę pateikti. Sakysim, jeigu jinai lieka, jinai yra kitas puikus šaltas užkandis rytoj ir poryt. Na, kalbant apie vištą, tai pasakysiu taip, paukštieną, kitaip tariant, ne vištą, bet paukštieną. Jeigu mes kepam antį, kalakutą, vištą, tai aišku, ir yra daug žmonių, kuršelių. Arba jūs žinote, kad, sakysim, ne visi mėgsta krūtinėlės, nes jos yra sausesnės. Mano patarimas tada jau nupirkti kulšeles. Tai va, antiena puikiai tinka, kaip sakiau, su apelsinų padažu, čiūruotomis daržovėmis, žiemos daržovėmis. Ir kaip matote, praktiškai nėra čia pomidorų. Tai pomidorai gali būti tik kaip papuošimas, bet iš tikrųjų alyvuogės, citrusiniai vaisiai labai labai puikiai tiks. Noriu pasakyti apie triušieną. Šiaip pati sveikiausia mėsa, lengviausiai virškinama yra triušiena. Tai yra labai mažai riebalų, baltymų turinti mėsa. Labai labai lengvai pagaminama, gali būti vienam puode, kaip tipo tadžinė, arba, sakysim, moliniam puode truškintų. Arba, sakysim, didesnėje keptuvėje, priklausomai, kiek svečių turite. Šparagai, tinka žirneliai, tinka pupelės mungo, tinka, sakysim, visos šakninės daržovės. Na ir labai labai subtilus skonis, derinant, sakysim, su baltu vynu, su rozmarinais. Aišku, pabaigoje galima įpilti šiek tiek grietinėlės. Granatai derinami, taip. Na ir aišku, lauro lapai, citrina, apelsino žiedeliai, padažas, garstyčių padažas gali būti patiektas. O jeigu norite, sakysim, pakeisti tas bulves, tai galima patiekti tiesiog bulvinės balandos karštą košę sumaišytą su česnaku, citrinos, petražoliu. Nu, tokia būtų žalia košė. Taip. Taigi, kuri mėsa lengviausiai virškinama? Žinoma, triušiena, nes jinai turi mažai jungiamo audinio, mažai riebalų. Toliau gali būti vištiena, ypač krūtinėlė, arba kalakutiena, panašiai krūtinėlė. Taip, sakysim,
Jautiena, kiauliena jau čia yra sunkios raudonos mėsos, nes turi daug jungiamojo audinio ir jas jau reikia labai gerai kramtyti. Na, jūs matot, kaip kiauliena yra koloringesnė ir netgi jautiena, žiūrint, kokį gabaliuką pasirinksite. Jeigu tai yra sprandinė, tai jinai taip pat tokia pat kaloringa kaip ir kiauliena. Aišku, daug kas mėgsta ir raudoną mėsą. Taip, ir raudona mėsa, jautienos filė yra, nu, tokia daug jungiamo audinio, sunkiai kramtoma mėsa, vyresni žmonės, ne visi sukramto, sakysim, reikia mokėti pagaminti jautieną, taip, tą vadinamą steiką, kad jisai būtų minkštas ir turtingas, bet vis dėlto, jeigu apsiimsite gaminti jautieną, tikrai mano rekomendacija pateikti su gerais garnyrais. Tai yra keptomis šakninėmis daržovėmis, tokiamis kaip keptos morkos, pasternokai, burokėliai, apšlakstyti alyvuogių aliejų, kad nebūtų sausa. Taip, labai tinka troškinti raudonieji kopūstai. Taip, vat, būtent čia iš Vokietijos atėję, taip, tie raudonieji kopūstai, kuriuos mes bandom prisipratinti. Na, o vietoj bulvių sunkių, nes jau bulvės ir raudona mėsa tikrai nederinkit kalėdom, o rinkitės geriau, kaip minėjau, bolivinę balandą, arba tiesiog daržovės ir žolelių padažą. Na ir kaip matot, bulvių alternatyvų, pirmiausiai rinkitės įvairiausių daržovių piurė. Ir gardinkite sviestu, česnaku, citrina, alyvuogių aliejum, kartais papralium, tai nebūtinai švieži. Na ir garintos blanširuotos daržovės, jeigu jūs norite, kad būtų prieškita daržovės, voliokite maltais riešutais, sėklomis ir grūzdinkite grūzdintuvėje. Na ir puikiai prisiminkit, kad mes turime dar moliūgą, kuris laikosi iki pavasario. Jeigu jūs jį suraikysite riekelėmis ir pakepsite grūzdintuvėje arba opnytėje, tikrai tai bus ir gražu, ir sveika. Kalbant apie žuvį, tai mes žuvies nemažai valgome per kūčias, bet jeigu per kalėdas yra žmonės, kurie nevalgys mėsos, galvokit, kaip jūs pateiksit. Ar tai bus žalia žuvis, ar tai bus karšta žuvis. Galima padaryti kaip sumuštinukus, sakysim, kad žmonės nesijaustų nuskriausti. Galima tiesiog padaryti kelias porcijas arba visiems tai žuvį, patiekti jau, tada galime vieną kitą bulvytę. Nes, sakysim, žuvis yra lengviau virškinama, taip, kad nebūtų sausa, pagalvoti, kokį padažą patiekti. Labai tinka kaparėliai, jie ir puošnūs, ir skanūs. Galima daryti visą žuvį, tai, sakysim, apvolioti riešutų ir žolelių padažų. Aš į savo Facebooką esu įdėjusi video, kaip aš dariau traškę upėtakį porcijuoti. Tai jūs galite pasižiūrėti, netgi video nuostabiai traški plutelė, o jeigu jūs tai padarysite visą žuvį orkaitėje, tai tiesiog bus ir puošnu, ir gražu, ir labai labai skanu. Na ir pateikimas toks, kaip matote, gali būti padaži, gali būti padažas atskirai, gali būti daug daržovių. Ir svarbiausia, nepamirškit, kad estetika ir pateikimas neturėtų per šventes būti paskutinėje vietoje. Taip, norėdami sukurti prabangos įspūdį, kasdien, ar ne, bet mums reikia šventės, mums reikia paaiškinimų, mums reikia, sakysim, gero padažo, kurį galima pasigaminti šaltą vieną dieną prieš. Kūčių dieną mes galim pasigaminti padažą. Na, galime nusipirkti mažą dėžutę ikrų, jeigu yra daug svečių, ir galime tiesiog papuošti mažų šaukšteliu ikrų ant tos žuvytės. Taip, tai svarbu, kad garnyrai būtų spalvingi, estetiški, taip, nes vat kuo daugiau spalvų lėkštėj, tuo jie daugiau sukuria kontrasto ir šventės. Nu, čia įdėjau 2 nuotraukas, čia yra toks iš interneto maisto pateikimas, šventiniai patiekalai, pasižiūrėkit, kaip kalėdiniai patiekalai gali atrodyti lėkštėje. Aišku, čia išpuoselėta, čia viskas šuota ir panašiai. Idėjos, čia tiesiog jums idėjos. Jeigu jau naudojat pomidorų žiemos metu, tai tikrai geriau termiškai apdoroti. Sakysim, keptas pomidoras, jisai daug sveikesnis, nes turi likopeno. Pereinam prie desertų. Netrukus kitą savaitę įdėsiu savo be cukraus ir sveikesnį džiovintų vaisių
pyragą, tą vadinamą brandinį, nes tai yra nuvatytas pyragas. Šiemet aš jį darysiu. Idėja taip yra iš džiovintų vaisių, datulių, padarytas pailgas kankorėžiukas, apsmaigstytas riešutukais ir prašau, koks kankorėžiukas gali puošti desertų stalą. Ir vat 3 tokie kankorėžiukai atsipjauti, atsignybti po gabalių, pilnai užtektų prie kavos puodelio. Duoju porcijuoti ir juos galima pasigaminti iš anksto. Ar tai būtų panakota, ar tai būtų grietinėlės želė, kakavos želė, ar tai būtų, sakysim, tradicinis keptas obuolys su riešutais ir aplietas šviežiu kaimišku medum. Žinokit, buvo vieną kartą kalėdos, kad tikrai neturėjau laiko gaminti ir turėjau obuolių ir net neišskobiau, o tiesiog išėmiau vidurių su tokiu specialiu dalyku ir įdėjau brie sūrio ir papuošiau, sakysim, graikiniais riešutais ir medum. Tai žinokit, suėjo, kaip buvo geriausias patiekalas ir kai aš klausiau, jau pabaigoje sakiau, koks patiekalas labiausiai jūs nustebino, tai sakė obuoliai su brie sūriu ir su medum. Tai va, tai taip, kad kartais nereikia nieko išradinėti, o paprastumai yra genialumas. Ar tai būtų maža porcija ledų, jeigu patys nedarote, tai tiesiog galima pasirinkti sveikesnius ledus, paruošti mažą gabaliuką, nes atsiminkit, kad cukrus ir pieno produktai po mėsos žuvies sukelia didžiausią, kaip pasakyti, karą mūsų virškinimo sistemoje. Todėl, sakysim, reikia labai atsakingai pagalvoti, kokius desertus patiekti po šventės gale, vakaro gale. Jeigu jūs patieksite, pavyzdžiui, apelsinų želę su viršui karštu šokoladu arba su kakavos želė, sakysim, štai toks ir tai bus, sakysim, be cukrus, o bent jau pasirinkus medų arba sveikesnius saldiklius, kaip eritritolius, silitolis, ir panašiai, arba, sakysim, truputėlį ten džiovintos figos gali būti, tai ir praėjus 2 valandom po mėsos žuvies patiekalo, tai tikrai bus sveikesnė alternatyva. Taigi organizmui naudingiausia būtų tiesiog vienas vaisius, pavyzdžiui, netgi šventiškai supjaustytas ananasas gali būti puikus desertas, nes ananasas turi virškinimo fermentų, iš ananaso gaminami virškinimo fermentai, ananasą galime nusipirkti, reikės gaminti. Kiti 4 dalis, supjaustykite gabaliukais, viskas. Nes būtent bus natūralus cukrus, natūralus saldumas ir virškinimo fermentai, ypatingai po mėsos. Jeigu jau gaminate, tai rinkite sveikesnės cukrus alternatyvas, sveikesnės miltų alternatyvas, rafinuotus miltus keiskite pilno grūdo bent jau arba riešutų sėklų miltais. tą aš darau savo visuose receptuose. Jeigu kažkas tai seka mane, tai jūs matot, kad aš nenaudoju margarino, imu sviestą, kokoso aliejų, kokoso kremą, alyvuogių aliejų, sakysim, avokado aliejų, na ir įvairiausių riešutų sėklų miltai. Ir pabaigai jūs matot, kad desertus gaminti cukrų jūs galite pakeisti, sakysim, džiovintais obuoliais, džiovintomis ražinomis, toliau, sakysim, godžių uogomis, galima natūraliais abrikosais. Ir stingo, pavyzdžiui, mes vakar kepėme sausainius, aguonų sausainius ir nenaudojom absoliučiai jokių miltų. Ir buvo nepaprastai, man pačiai buvo stebuklas. Nes tiesiog aš nusinešiau pusę plytelės šokolado, tai yra maždaug kokie 25 gramai, datulius 100 gramų, sumalėm aguonas, viską sumaišėm, truputėlį sviesto iškepėm ir sausainiai tobuli. Todėl, kad kada sustingsta šokoladas ir sustingsta datulis, jos ir duoda surišimą. Tai vat, tokie paprasti dalykai. Čia yra mano desertai, čia yra spanguolių želė, ką, reiškia, galite rasti mano receptų knygose. Čia iš keto meniu sniego gniūžtės, nuostabus laimo sausainiai su laimo skoniu, su kokoso drožlėm, kokoso kremu, nepaprastai skanus. Aš juos buvau pateikusi keto meniu knygos pristatymui.
ir jie visada sprogsta burnoje kaip nuostabus vakaro pabaigimas ir pilnai užtenka vieno saldainiuko. Desertus aš nešuosi į svečius, jeigu einu, arba pateikiu svečiam kaip mini siurprizą, kad pasigaminti tokius saldainiukus yra labai paprasta. Čia yra iš mano keto meniu knygos nuotraukos ir receptus rasite tenai. Taip pat yra šaldytų aviečių panakot, irgi iš keto meniu knygos, ir visos čia yra šaldytos uogos, kurias jūs galite panaudoti dabar, išsitraukę iš savo šaldiklio ir pateikti svečiam kaip puikų desertą. Taip, ir irgi keto meniu knygoje rasite balta svajonė, tortukas, nepaprastai skanus, ir vieno tortuko užtenka maždaug 10 žmonių, 25 cm forma. Kadangi jau išnaudojau visą savo limitą, noriu pristatyti kitų metų renginius. Pasakyti, kad šitie renginiai, kviečiu ir jūs, ir pasakyti savo žmonėm, nes susitiksite, bendrausite, klausite, kaip sveikata, linkėsite sveikatos. Tai pirmą kartą paruošiau nuostabų kursą sveikos kraujagyslės ir svorio korekcija. Paruošiau jį dėl to, kad tai yra pagrindinis mirštamumo, kaip pasakyti, veiksnys mūsų kraujagyslės, mūsų širdis. Tai kaip išsaugoti sveikas kraujagyslės? Ar reikia gerti statinus? Ką daryti, kad jos būtų švarios? Ką daryti, kad negerti vaistų nuo spaudimo ir panašiai? Kaip sureguliuoti svorį? Ką valgyti ir panašiai? Nuo sausio 20 dienos prasidės online kursas. Kokios seminaro naudos? Tai jūs sužinosite ne tik sveiką mitybą, tai gausite konkrečius įrankius. Kaip susitvarkyti su kraujospūdžiu, su cholesteroliu, su svoriu, su cukraus kiekiu kraujyje. Išanalizuosim kiekvieno jūsų asmeninius rodiklius kraujo ir pažiūrėsim juos po 3 mėnesių. Todėl šis kursas skatins ugdyti sveikus gyvenimo įpročius ir patys išmoksite stebėti kraujo rodiklius ir sumažinti vartojamų vaistų kiekį. Kas nori pajusti ir išmokti, kaip gaminti maistą, kaip gyventi sveikiau. Dar yra 2 vietos į gurmanišką sveikatingumo stovyklą Malta, balandžio 5-12 dienomis. Jūs matote, kad mes rytais sportuojame, dienos metu keliaujame po nuostabią Gozo salą. Valgome labai sočiai, skaniai ir spalvotai. Kiekvienas žmogus prisiliečia truputėlį prie maisto gamybos ir maisto organizavimo ir grįžta namo jau su suvokimu, kaip galima per 40 minučių padaryti 20 žmonių maistą. Čia matote po rudeninės stovyklos 2 atsiliepimai, kad ne tik dėkoja už žinias, bet už labai skanų ir subalansuotą maistą ir netgi tiek valgant sugebėta numesti -3 kg per 1 savaitę. Čia žmogus, čia jau 3. kartą dalyvavo, Jūratė 1. kartą dalyvavo, sužavėta, kaip sklandžiai suorganizuota ir mankštos, ekskursijos, žygiai, maudynės, vakarais vyksta paskaitos. Tai yra kiekvieną kartą pagal grupės poreikius, kadangi žmonės prieš kelionę užpildo anketas, klausiu, apie ką jie nori sužinoti, yra ruošiamos asmeninės naujos paskaitos. Paskaitos niekada nesikartoja ir kiekvienas gauna atsakymus į jam iškeltus klausimus. Taip? Todėl tikrai jūs galite dovanoti dovanų kuponą, tiek, sakysim, į stovyklą, tiek, sakysim, knygą galite įsigyti, tiek patys dalyvauti, labai kviečiu rūpinti savo sveikatą. Mano palinkėjimas būtų, kad artėjančios kūčių ir šventų kalėdų naujųjų metų šventinės akimirkos jums primintų, kad tikras džiaugsmas prasideda nuo dėmesio vienas kitam ir palinkėjimo sveikatos, apkabinimų ir šilto gero nuoširdaus žodžio, o ne perkrauto stalo
nenuvargusio veido prie stalo ir nuleistų rankų po stalu. Pasirūpinkite savo sveikata, kad galėtumėte dovanoti ne tik džiaugsmą kitiems, bet ir patys būti laimingi. Jeigu kiekviena diena būna naujas žingsnis į visavertį gyvenimą, tikrai būkite laimingi. Bet tikrai to žodžio prasme, būkite laimingi. Na ir gražių, jaukių, įdomių ir saikingų švenčių. Jeigu norite toliau draugauti, kas su manim pirmą kartą, tai yra mano puslapis, kur rasite receptus, kur rasite renginius visus. Taip pat prisijunkite prie mano uždaros grupės, ten straipsnius, patarimus, ten galite klausti, aš visada atsakau. Na ir aišku, YouTube rasite video receptus. Nu, kad viena diena darbo ir metai šaunių atostogų. Deja, tokią privilegiją turi tik tai Kalėdų senelis. Tai va, dabar liko laikas klausimams. Galite parašyti, nematau kol kas klausimų. Galite įsijungti mikrofoną ir paklausti.